Na čia prie pat jūros, tai būna ir vandens čia. Sureguliuosiu patį spindulį. Zombiai gal neužpuls kokie. Labas draugai žiūrovai, na, šiandien pradedame naują nuotykį. Važiuojame į pajūrį tyrinėti antro pasaulinio karo bunkerių. Na, važiuodamas pro šalį dabar užsukau prie virvytės. Eisiu pasižiūrėti, ar yra pakankamai vandens, nes ketinu plaukti per atostogas Baidare. Pradėti nuo šitos vietos kelio Kuršėnai Telšiai ir plaukti iki Mažeikių. Plaukti iš pradžių virvytę, tada įplaukti į Ventą. Na, einam iš arčiau, pasižiūrėsim, ar yra vandens pakankamai. Na, kaip matote, seklokai. Gal pabandykim dar pakelti droną, pasižiūrėsim, kaip atrodo vaizdelis iš viršaus. Tai va tokie su video sumastęs. Tai šiandien važiuosim pajūrį, pajūrėje filmuosime tuos bunkerius. Jeigu patinka mano kuriamas turinys, prašau prenumeruoti kanalą, parašyti komentarą, paspausti like. Na ir judam toliau. Vykau jau prie Karklės, tai eisiu patirinėti žemėlapį, ar tai būtent šita vieta, kurios ieškau. Na, panagrinėjom žemėlapį, tai matote su netolio Olando kepurės. O pats bunkeris, į kurį mes norėtume patekti, yra štai čia, šitoje vietoje. Prastas internetas. Tai yra šiek tiek reikėtų paėjėti, bet nėra labai toli. Tai galvoju dabar ar pavažiuoti į priekį pabandyti, ar eiti iš čia. Na, eisim iš čia tada. Pradedam savo žygį, toj parodysiu laiptus. Laiptai į vieną iš gražiausių vietų prie jūros. Prie Olando kepurės. Na, einam toliau, ieškosim tų bunkerių. Aš pats esu buvęs, bet praėjau maždaug 10 metų nuo paskutinio mano apsilankimo prie šių bunkerių. Tikiuosi rasim juos. Tada, kai buvau praeitą kartą, tai pavyko juos ir įeiti, ir ištyrinėti. Tai ir manau, ir dabar turėtų viskas pavykti. Parodysiu, kur galima nukeliauti prie jūros, kokias lankytinas vietas pamatyti. Tai tikiuosi šis video tikrai bus informatyvus ir jums suteiks naujų idėjų. Žygis tęsiasi, nusileidau jau prie jūros, tai ten toj pusėje už mano nugaros yra Olando kepurė maždaug už kilometro. Na, man asmeniškai Lietuvos pajūryje Olando kepurė ir būtent šis paplūdimys yra vienas iš gražiausių. Tiesiog Lietuvos perlas, stebuklas. Na, dabar pakalbėsim apie patį planą šiandieninį mano. Tai šiandien aš atvažiavau čia su tikslu panardyti, patyrinėti po tus bunkerius. Dėl to, kad nusipirkau naują droną DJI Mini 3. Tai noriu jį išbandyti. Video filmuojam 4K raiška, tai tikiuosi bus daug gražių gamtos vaizdų. O kas nežinote iš seniau, tai arba nestebite manęs labai senai, tai filmuodavau su dronu, kai reikėdavo, turėjau Mini pirmuką. Bet jis buvo 2 kartus jau nuskendęs, sudaužytas kelis kartus. Tai pribrendo laikas naujam dronui, kadangi noriu filmuoti vaizdus 4K raiška. Mini pirmukas filmuodavo tik tai 2,7K, tai nelabai jau pasiteisindavo. Na, einam toliau, ieškom bunkerį. Na, tolumo jau matau tą bunkerį. Čia zoomas sudėjęs 3 kartus. Tai dabar, kur esu toje vietoje, maždaug dar kilometrą paeiti. Tai nuo tos vietos, kur ten pasistatė motociklą, maždaug 2 kilometrai. Na, tikslas pasiektas, tai bandysime dabar patekti į vidų. Kiek atsimenu, kad yra daug visokių pastatėlių, bunkerių sujungta tuneliais. Praeitą kartą, kai buvau įlindęs į juos, galėjau laisvai patekti. Bandysime tą padaryti ir dabar. Na, einam vidun. Stoju prie įėjimo į bunkerį, pasirūpinau apšvietimo priemonėm, pasijungiau GoPro, na, keliaujame į vidų, tyrinėti, kas viduje, tai pažiūrėsim, ar yra išlikę autentikos. Žengiam į vidų.
Kaip matote, prie vidaus durų nebėra, jau išneštos. Čia šiek tiek žemesnė vieta. Einame vidų. Tai šis bunkeris buvo Antro pasaulinio karo laikų. Na, pirma patalpa. Su piešta grafiti. Nieko neišlikė. Toliau žiūrėti. Na, čia prie pat jūros, tai būna ir vandens čia. Sureguliuosiu patį spindulį. Zombiai gal neužpuls kokie. Na, čia būdavo prie durų langeliai. Na, dar viena patalpa. Panašu degusi. Angos paliktos pašaudimui. Kaip matote, matosi laukas. Bet durų storis tai vos ne centimetras. Na, einam žiūrėti toliau. Aišku, ir gargalė mėtosi bambaliuks. Na, štai esame prie bokštelio. Matote. Pajungsiu to kitą objektyvą, geriau fokusuos, gal vaizdas bus geresnis. Tai čia šitie bokšteliai, kaip matosi viršuje, tuoj dar priartinsiu. Turi durėlės šios angos, ko gero buvo stebėjimui naudojama, gal ir šaudimui. Taip atrodo pačio bokšto priekis. Na štai, pirmam pastate yra tiek patalpų. Einam kitur. Na, apžiūrėjom pirmą patalpą, kuri akivaizdžiausiai matosi, prie arčiausiai jūros yra. Dabar lipsime ant kalnelio, išėję iš šio bunkerio ir eisime tyrinėti kitų patalpų. Lipam į kalnelį. Na, tai užlipau į tokias aikšteles. Čia ko gero buvo pabūklai. Tai belikę tik aikštelės, pačių pabūklų nėra nei muliažų, nieko. Na, tyrinėjom toliau. Einam. Kažką priėjom. Langeliai kažkokie. Užvirinta, užrišta. Čia panašu, kad įėjimas yra, bet uždėta spina. Na, užvirinta. Pačios durys privirintos. Per tarpą galima tik pažiūrėti. Kažkokių statybinių medžiagų padėta. Tai neįsim šitą. Čia dalinai išsprogdinta jau. Einam toliau žiūrėti. Šitą, man rodos, atsimenu tunelį. Tai per čia galima patekti į tą bunkerį. Gerai atsimenu. Pažiūrėkime. Užkasta. Nebegalima. Seniau būdavo galima patekti, dabar užkasėjo. Tai čia va, galėdavo susijungę su kitais bunkeriais. Ir čia esu patekęs kažkada seniau. Gal užvirto nuo senumo jau. Ten kampe matosi dar. Pazūmykim. Bet jau toli nenueisi. Matot, užvirti viskas. Tai aptarinėjau apie jau visus griuvėsius, tai ten, kur rodžiau tą vietą, kur galima paleisti, tai pro ten galėdavo, atsimenu, išeiti irgi ir įeiti į šitos bunkerius po šiais pabūklais. Ir va, tas, va, kur matote dangtis užvirintas, yra vienas ir antras, tai vietoj jų seniau čia buvo grotos. Tai vienos buvo kažkurios nupjautos ir irgi prieš 5 metus, gal šiek tiek daugiau, buvo įmanoma įlįsti ir ištyrinėti šios bunkerius. Jie puikiai išsilaikė. Gaila, kad dabar to nebepavyks padaryti. Na, apžiūrėjom, žinot, kad yra tokia vieta, kaip ir turistinis objektas, kas mėgsta patyrinėti, tai galit atvykti. Na, einam, dar ten mačiau kitoj pusėje yra įtvirtinimų. Kai buvau droną pakėlęs, tai keliaujam ten apsižiūrėti. Visas nušilęs, nekreipkite dėmesio, nes važiavau su motociklu, žiauriai sušaliau. Atvažiavau čia prie jūros, žiūriu, visi žmonės deginosi, temperatūra 25 laipsniai.
O Kuršėnuose, kai išvažinėjau, buvo 13 laipsnių tik tai. Koks skirtumas gali būti. Na, einam kitą pusę, gal ten rasim kokį nors neištyrinėtų mano vietų dar. Na, daėjom dar prie vieno pabuklo aikštelės. Pabuklo nėra, bet toliau matau kažkoks vamzdis išlindęs, nueisim pasižiūrėsim. Na, į bunkerį matau, yra vienas įėjimas. Pažiūrėkim, ar čia galima patekti. Gal nusišypsos vieną kartą, sėkmė ir mum. Ne, užrakinta. Užrakinta iš vidaus. Nelabai. Nenusišypsos. Na, ką darys? Štai radom forto įėjimą. Tai kaip matote, padarytas muziejus. Galima eiti nuo 12 iki 2. Na, būtų įdomu patekti, reiks atvažiuoti kažkada daugiau ištyrinėti. Radom porą torpedų. Kaip manot, užtaisytas? Manau, kad ne. Štai priėmus aprašymą. Yra keletą nuotraukėlių. Kaip matote, viduje koridoriai. Yra šiek tokia ekspozicija, o taip atrodė tarybų laikais baterija. Gynybinis tvirtinimas atrodo nepasikeitęs. Štai likęs vienas pabuklas. Pabuklo vamzdis tiksliau likęs. Čia yra dar vienas įėjimas. Galim pabandyti įeiti. Šitas net nekliba. Tvirtai uždaryti. Kiek ėjo, tiek ištyrinėjom, gaila patekti mažai, kur galėjom. Na, keliausiu namo, kam patiko šis video, prašau prenumeruoti kanalą, projektus galit paremti Patreon, PayPal, parašykit komentarą, ar norite daugiau tokio tipo video. Iki.